1-1, karės pienas. Manau, kad veikia. Sveikučiai, mano vardas Arūnė. Kas mane žino, tai tikriausiai žino iš Instagramo. Esu keliautoja ir šiandien išvykstu į savo antrąją didžiausią kelionę, kuri truks. Dar neapsisprendžiau kiek laiko, bet manau nuo 5 iki 6 mėnesių. Ir jo, šį kartą nusprendžiau viską filmuoti ir labai paprastai viską pasakoti, kaip užsisakinėjau bilietus, kur ieškojau, kur pirkau ir taip toliau ir panašiai. Tai šiaip labai trumpai norėjau dar papasakoti, kodėl nusprendžiau daryti savo video vlogą ir kaip man aplamai šitą idėją gimė. Labai ilgą laiką norėjau, bet labai ilgą laiką bijojau, nežinau ko, bet žinau, kad nuotykiai laukia tik tada, kai sugebi peržengti savo baimės ribas. Tai ko gero ir bandau peržengti savo baimės ribas, nes tikrai nemėgstu šnekėti kamerą, mane nervina, aš bijau nusišnekėti. Bet whatever, keliauti moteriai vienai tikrai nėra baisu ir tai nėra kažkoks visiškai neįmanomas dalykas. Ir juolab kitas aspektas, kurį noriu irgi išryškinti, kad nebūtina turėti tūkstančiais, kad praleisti tokį ilgą laiką keliaujant, tarkim, po Aziją, tai po Tailandą, Indoneziją, Vietnamą. Šį kartą su sese ketinam keliauti 2 mėnesius po Tailandą, tada 2 mėnesius į Vietnamą ir Indoneziją. Tiksliau, Tailandas, Indonezija, Vietnamas. Dėl Vietnamo dar nesu tikra, žiūrėsim palei finansinės galimybės. Bet aš manau, kad gal ir spėsim. Šiaip dar planas buvo gal po Indonezijos atgal grįžti į Tailandą, bet nežinau, žiūrėsim. Mano veidelis dar baisiai pavargęs. Ačiū Pališkiui ir jo draugam. Labai penktadienį ilgai užsisėdėjau, šeštadienis buvo išbruktas į gyvenimą, o šiandien reikėjo krautis daiktus, šiandien tai sekmadienis. Tai galvoju, gal greit parodysiu, ką viešiu su savim tokia ilgai kelioniai. Manau, kad ypač moterim aktualu pasižiūrėti, kaip moteris susideda pusei metų lagaminą. Draugelis mano. Žodžiu, tai eisiu gal nuo pradžių, tai čia padėtas kraunasi mano Kindlas, tikrai skaitysiu, dabar bus pats tas laikas atiduoti savo laisvą laiką skaitimui. Aš kaip moteris tikrai negaliu gyventi be šito daikto, be Dysono. Plius ir sesė sakė, kad jei grįžt, kad tvarkytis reikės, tai tikrai imsiu džiovintuvą. Tada taip. Realiai kelios suknelės, imu ilgas. Šita viena šventinė tik dėl to, nes Balyje, pasieksim Balį, paskui keliausim į Indoneziją, tai kai pasieksim Balį, ten tikrai norėsis kažką puošnesnio užsidėti. Realiai imu ilgas sukneles tam, nes kai keliausim po Indoneziją, tenai tikrai musulmonų šalyje stengiuosi nevaikščioti šaukiančiai ir prisidengti. Gerbiu kultūrą, gerbiu jų religiją ir tiesiog bandau elgtis kuo natūraliau, vien tik dėl to, nes taip kuo mažiau akių pritraukia į save. O kadangi praeitais metais keliavau viena, tai man kaip moteriai saugumas tikrai yra labai svarbu. Tai va, tai kelias sukneles ilgas, tada svarbiausias man dalykas, gerai, čia dar tada vieną sijoną ilgą imu. Labai svarbu pasiimti bent kelis marškinius ilgom rankovėm, todėl kad lauke būna karšta. O kai užeini į parduotuvę, tenai būna koks 21 laipsnis nuo Kandiškių. Tai tiesiog pirmais kartais pasigavau slogą, apšalau, temperatūrą ir taip toliau. Tai geriau būti pasiruošus ir marškinius tikrai rekomenduočiau imti visiems į Azijos šalis. Tada kas čia dar, čia mano kimono, čia dar kitas kimono kaip ir chalatas. Kelios maikutės paprastos, šiaip stengiausi vengti juodų rūbų, bet vis tiek gaunasi, kad kažką įsimeti, tada viena trumpa suknelė, tada bėgiojimui mano visa apranga, šortukai vieni ir, ką žinau, ir viskas. Man
labai svarbu taupyti vietą, nes keliauju tik su vienu bagažu. Tai šiaip juokingai atrodo, bet chebra, geriausias mano atrastas dalykas, tai tiesiog sukti. Ir dar šį kartą aplipinau šiek tiek lipnia juostelė, nes kartais būna, kad atsisuka ten tie rūbai ir tiesiog vėl užima vietos. Tai realiai kitaip susipakuoju taip, man viskas trauks į šitą kuprinę. Bent jau turėtų tilpti. Čia jau kažką į vidų įsimečiau. Tai ten ant dugno rankšluostis, apatiniai, tai jo, gal 7 poros apatinių. Tada čia visa kosmetika, apie kosmetiką pakalbėsiu gal kitam savo vlogę, moterim bus labiau aktualu, čia irgi mano visa auskarai, žiedai ir taip toliau, ko gali prireikti, būtinai imu šlapias servetėlės, nes ypač kai keliausiu ir kai pasieksiu hostelius, kartais būna, kad nėra vandens vakarais, tai nors retas atvejis, bet man bet kokiu atveju labai patogu nusivalyti veidą šlapiam servetėlėm. Tada, žinoma, visokie pakrovėjai, dar nesusidėjau. Čionai mano pirkinys iš Temu, kad galėčiau kamerą užsikabinti, kai važinėsiu su motopirke ir visus vaizdus nufilmuoti. Tai čia mano technika, gal kokias 4 skareles imu, nes jas naudosiu ir ant kūno vietoj top kropo ir ant galvos. Mano dienoraštis, tada pagalvėlė skrydyje. Čia šiaip šudeliokai visokie. Nu ir čia mažas tušiukas, tiesiog atilptų telefonas ir piniginė. Realiai viskas. Kompas, nes mano darbas yra nuotolinis, tai man tikrai reikės kompo. Dabar dėsiuos rūbus, kurie užima daugiausiai vietos, tai būtinai reikia ilgų kelnių, ilgos kelnės ir marškiniai, jie apsaugo vakarais nuo odų, o odų ten yra labai daug. Tada imsiu dar lietpaltį. Biški važiuoju ant lietaus sezono, tai nežinau, pažiūrėsim kaip bus. Mano skrydis yra po 8:20. Tai mane į oro uostą veš mano senelis, o mano sesę atveš mano mama. Tai su sese susitiksiu į oro uostą. Sesė pasirašė būti mano vloguose, tai tikrai pamatysit. Viso judam, senelis veža. Sesė jau atvyko, tai greit pasieksim oro uostą. Kokia? Visur tie kaip tas šilmas. Valujavičius? Su savo mašiną varo. Ai ne, tai čia šitas, Samoška. Kur su Golfu į Afriką išvarė? A nežinau, kokiais išvarė. Su mašiną, žinau, lietuviškai kur nors važinėja. Tai tas pats. Džiunglės visur vaikšto. Senelis Samoška pasirodo žino. Ką? Sakau, senelis Samoška pasirodo žino. Pažiūrė, jis per Delfį dabar. Anūkė panašiai varys, tik be mašinos. Ką? Anūkė panašiai varys, tik be mašinos. Nu viso atvariau, einu sesers ieškot. Einu kažkur čia. Parein man vištelę. Labas, keliauninkė. Kur važiuoji? Kur skrendi? Iš čia. Tai šitos dvi čikytos keliauja po Aziją pasitrinpiški. Tai va, dabar skrisim į Italiją. Skrydis 20 minučių vėluoja. Ir šiaip turim labai durną skrydį, nes skrisim per Italiją. Tada realiai dieną visą pilną būsim Italiją ir dar sekančią dieną jau 12 valandą išskrendam į Saudo Arabiją. Ten būsim kokias 6 valandas, man rodos, ane, ir 6-7 valandas gepas ir tada skrisim į Indiją, į Hyderabad. Ten vėl būsim kokias 6 valandas. Ir Bankoke būsim realiai rugsėjo 5. Tai bus įdomu. Žiauriai labai dalykai vyksta.
Welcome to Milano, baby. Varom į autobusą. Realiai oro uostas nuo autobusų, tiksliau nuo miesto centro apie 5 kilų. Tai yra autobusą už 4 euriukus. Vienam žmogui į vieną pusę. Pasisekė, kad radom hostelį, nes kai bukinau prieš porą mėnesių, tai pigiausia vieta 2 žmonėm, 2 naktim buvo gal 108 eurai. Ir aš užsibukinau per bookingą už 108 eurus, bet paskui, kai reikėjo nuskaičiuoti pinigus, mano kortelėje nebuvo pinigų ir tiesiog cancelino rezervaciją. Ir dabar ieškoju iš naujo ir radau kitą opciją, pigesnę už šiam 2 eurus 2 žmonėm 2 naktim. O kodėl nieko nėra, nes formulė vyko Italijai dabar Monzai. Tai viskas soldautas, visiškai viskas, kas įmanoma, yra užbukinta ir yra likusių tik labai nedaug opcijų, kur apsistoti. Tyčinom su sesė autobusą. O kokia aš pavargus, gal nefilmuosiu. Perlipom į kitą autobusą, nes prieš tai privažiavom buvo grynai aero šetų, o čia miestinis. Tai dar 20 minučių iki hostelio. Netoli 4 kilai, bet aš tikrai tikiu eiti. Žodžiu, pasiekėm hostelį, tai sėdim dabar, pasidėjom daiktus, nusimetėm. Valgysim. Laukiam kioske hamburgerį. Jo, biškį vėlų, bet nieko padarysiu. Visą dieną beveik nieko nevalgom. Labas rytelis. Sesės Milane. Realiai pabudom nuo lietaus garso. Aš po Maroko. 100 metų nesu girdėjus lietaus. Lietuvoje, kiek buvau, nekart nelijo per tas 2 savaitės. Tai man toks kosmosas, taip gera, eina savo. Dabar 9:30. Biškį lietus planus keičia. Parodysiu mūsų hosteliuką. Žiūrėjau, fainas. Labai paprastas, ta prasme. 2 naktim. Tai miegot tikrai taip reikia. Čia per 3 aukštus yra, pačioj terasą dar turim. Čia dušas. Užsidarysiu, nes valysiu plius. Mamitaja. Kaip aš pasiilgau lietaus kvapo. Labai faina, nes tikrai viskas labai tvarkinga. Bet čia Europa. Nors Indonezijoje, kai keliavau, irgi tikrai buvo labai tvarkingi dušai ir visos patalpos, kur apsistojau. 1-1-1. Nustojo lyti. Tai realiai pasidarėm jau porą tokių planų su sese. Varysim į Mudek muziejų. Jis yra nemokamas ir ten šiaip labai, man bent jau pasirodė įdomi paroda. Ir apie Afrikos kultūrą, ir Picasso piešinių darbų yra, tai nežinau, tiesiog duosim šansą. Ir tada varysim dar į Duomo de Milano katedrą. Realiai parodysiu gal ką čia turim išsisaugojusios. Aš išsisaugau, tai realiai jo, ta katedra man šiek tiek primena La Sagrada Familia. Šiaip labai nusivyliau, nes galvojau, kad labai fainas apšvietimas jos bus naktį. Įvedžiau į Google pasižiūrėti, kaip jinai atrodo naktį, tai nelabai ten koks apšvietimas. Galvojau, gal įspūdingiau atrodys, bet ne. Nes mano draugas Šarūnas Naskaitis, mano geriausias draugės vyras, jūs pažiūrėkit, kaip jisai sobarą apšvietė.
Ir man taip iškėlė expectations, kad dabar visi tokie kultūros paveldai turi atrodyti daugiau mažiau panašiai. Tai nežinau. Ir kaip yra, bet varysim bet kokią atveju patikrinti, kaip atrodo vakare, ko gero. Nes dabar dar porą valandėlių turėsiu prisės prie darbų. Tai eisim papusryčiausim, padirbėsiu ir tada varysim į muziejų, nes jis atsidaro tik 2:30. Tai tikiuosi, čia dar neužlis. Žodžiu. Ką žinau, autobusai tai čia važiuoja, kas kaip nori iš tikrųjų. Su sesė varom dabar į Munkafę. Tai realiai po 11:08, man rodos, turėjo būti autobusas. Bet jo nebuvo. Sėdim, laukiam, visi važiuoja, bet tik ne mūsų. Tai realiai pusę valandos gal pralaukiam. Tai dabar, žodžiu, sulaukiam, ko reikėjo ir varom į metro. Dar pusvalandukas su metru. Nu, pažiūrėsim, kaip Italijos metro. Lisabonai tai labai lengva ir paprasta, tik 4 linijos. Čia žiūriu daugiau, bent jau 5. Tai žodžiu, man čia reikia praeiti ir dabar pirksim bilietą. Italiano. No. Ordinariai man ir viskas. 20. Reikia kiek? 2. Continue. Visa ar cash mokam? Visa. To, sumokėsiu svarę valiutą. Printim. Ne, bilietas iš ten čekis pareis. Bam 1. Taip. Bam 2. Važiuojame. Ne, čia. Io questo, metto, scusa, fammi vedere. Vištos. Grazie. Una cosa. Vai. Vedere. Grazie. Šiaip labai paprasta. Žodžiu, su sesės kortelė kažkas buvo, nepraleido, tai greit prasmukom pro mano. Lyginant kainas, tai galiu pasakyti, kad metro tai beveik panašiai kaip Lisabonai. Aš šiaip nežinau, netgi vienkartinės kainos Lisabonai, nes aš turėdavau mėnesinį abonementą, tai ten susimokė 3 eurų, priklausomai nuo zonų, ar tik Lisabonai, ar važiuoja į metropolitaną. Ir, žodžiu, lakstai visur su autobusais, visur su metro nemokamai. Bet taksų kainos, kosmosas, čia 4 kilometrus pavažiuoti kainuoja 22 eurus. Ok, galvoju, Bankoke varinėsim su grebu. Pamatysit, nepasakosiu ir nerodysiu kol kas nieko. Atvarysim jau greitai, tai pamatysit, kas tas grebas. Labai pasilgau. Einam, pažiūrėsim, kas tai Abbiamo preso quelli piccati, buongiorno. Buongiorno. Ne abbiamo 6. Poi salati. Poi salati, adesso mi sembra anche cereali, adesso li apro. Čia kiek visokių fainų dalykėlių. Mums rodo dainuoja. Appena arrivati. Sono proprio fantastici. Čia tokia visiškai lauko. Geras. Nu tai ką, aš dabar porą valandėlių darbuosios. Pasiėmiau tikros itališkos kavos. Ir aišku, krasanėlių. Tai net cukraus net neša, aišku, nereikia čia cukraus. Faina ši vietelė, labai rami. Faina, kad lauke galime sėdėti, nes jeigu lietus užlis ar ką, tai ne kažką bus, ne kažką.
pradėjom pro šalį, pamatėm, kad gali motopirkę pasiimti. Nu tai kaip aš nepasiimsiu motopirkės Milane? Tai prasilėksim biškį su motopirkutė. Sesiai duosiu pafilmuoti. Vso, davai, pasimatysim kely. Oi, kas matosi? Sesė mokosi filmuoti. O aš mokau važinėti. Tai visiškai elektrinės. Nice. Tai šiaip ką žinau, nei daug, nei mažai sumokėjom. Blema, gal 20 minučių važiavom, tai sumokėjom apie 8 euriukus, tai šiaip nėra tiek daug, žiauriai faina, normaliai. Pamatėm daug miesto, šiaip ir ėjusios būtume mačiusios daug miesto, faktas, bet aš labai mėgstu vairuoti, tai tiesiog pasiėmėm motopirkę. Tai labai greitai užregistravo profilį, tiesiog reikėjo įdėti pasportą savo, tada vairuotojo pažymėjimą ir ką dar? Selfie padaryti. Nu, tai jau selfie tikrai padarysiu. Nu ir ką, atvarėm į Mudek muziejų. Pasižiūrėsim, kas čia bus. Nu, nice. Tai kaip ir sakėm, bilietukas nemokamai. Atėjom prie kasos, tiesiog padavė bilietuką, sako, čia viskas nemokamai. Nu tai cool. Spūdinga. Bet architektūra. South and East Asia. Tekstilė. Jau ką, bet muziejus tai moku išrinkti, tikrai myliu modernų meną. Ir visiškai kažkaip random įvedžiau muziejų Milane į Google. Ir vienas iš šalia katedros esančių muziejų buvo šitas. Kadangi ketinam aplankyti katedrą, tai pagalvojau, tai užsuksim į kokį muziejų šalia katedros taip pat, nes ritelijo lietus ir tikrai galvojau, kad daug nevaikščiosim, tai kažkur aplinkui tiesiog, bet kadangi po ryto išsigiedriu ir tiesiog visą dieną šviečia saulė, tai kažkaip planas vis tiek liko toks pat, bet visiškai nesigailiu, wow, ir muziejus visiškai nemokamas, tai labai įspūdinga iš tikrųjų. Krokodziaba.
Žiauriai įdomu, iš tikrųjų, man dėl to ir patinka modernus metas, nes jisai palieka daugybę vietos interpretacijai. Pavyzdžiui, šitas paveikslas ir kūrinys vadinasi Dead Ends. Nu, kaip ir viskas aišku, ne? Bet gali interpretuoti. Tenso. Tai šiaip labai nustebau, kad toks muziejus yra nemokamas, bet muziejų išsirinkau palei tai, nes kai tik atsidariau Google, nuotraukos išmetė, kad yra daug Frida Kahlo paveikslų, bet nemačiau nei vieno, tai nežinau, ar tiesiog nepataikėm ant parodos, ar kaip, bet ko gero, kad buvo laikina paroda. Bet kokiu atveju, tai ką dabar matėm, tai irgi buvo labai labai įspūdinga. Jeigu lankysitės Milane, tikrai rekomenduoju. Kaip nuostabu. Tikiuosi, aš senatvėj su savo būsimu vyru lygiai taip pat vaikščiosiu. Ir lygiai taip pat mylėsim vienas kitą. Carbonara ir pesto. Geriausi makaronai man ragauti. Netgi Romai tokie skanūs nebuvo, kai buvau. Ir svarbiausia, neperverti. Paskui išeisim, pašnekėsim apie kainas. Nu, italai tikrai makaronus moka virti. Realiai sumokėjom po 12,90, tai manau, kad dar visai neblogo kaina, nes visur kitur, kiek žiūrėjom, buvo 15, 18, jeigu su triufeliu padažu ten 20 ir taip toliau. Tai šiaip, nu, kadangi dažnai nesilankom, tai leidom savo tikrai normaliai pavalgyti. Tai tikrai manau, kad ir nepermokėjom ir tikrai buvo labai skanu. Artėjom prie finišo. Eina savo. Nu, įspūdingai, kai Sagrada Familija atrodo. Šiaip noriu merginom tokį įrašiuką padaryti. Merginos, čia vyrai, tai kosmosas. Man labai keista, kažkur buvau ne ten papuolusi Portugaliją, nes tikrai tokių nemačiau vyrų gražių kaip čia. Nu, akis tai tiesiog raibuliuoja. Su visiškai pagarba visom moterim ir visiems vyram tiesiog sakau, kad italai tikrai labai hot. Wow. Nu, va ir pasiekėm savo tikslą šios dienos. Nu, įspūdingai tikrai atrodo. Ir visa aplinka aplinkui, visa architektūra irgi nerealiai. Čia tokia aikštė didelė, žinoma, daug turistų. Čia jau tikrai už pastabą ne 12-13 eurų sumokėsi.
Tai atrodo įspūdingai. Įspūdingai. Ypač viršus. Nuostabu. Žiauriai keista, bet Italijai pilna tokių praėjimų, kur, ale, hebra tiesiog, aš nežinau, kodėl taip daro. Angos, šachtos. Čia lyg ir požeminė stovėjimo aikštelė, bet, nu, tipo, tiesiog gatvėje eini ir iš parko išeini ir tiesiog praėjimas toks padarytas. Vienas, karvės pienas. Su mes su sesėm grįžom. Gulim. Šiauriai šiaip sunkiai diena ir ilga buvo. Susidėjom lagaminus. Pasiruošusios rytojui. Labai mentaliai esu pavargus, vien tik dėl to nežinau, kad 2 dienas dabar praleisiu oro uostuose. Taip, labai bandau nusiteikti, bet, nu, yra kaip yra. Niekur jau nebepabėgsiu. Ir šiaip, jo, rytoj visko daugiau papasakosiu. O dabar eina miegot, nes reikia rytoj anksti keltis. Adios. Nesuprantu, ką čia eilė tokia. Toks jausmas, kad dalina kažką nemokamai. Mes bėgam į autobusą, tada į kitą autobusą link oro uosto ir varom toliau. Devynios ryto, pusryčio makaronai. Žiūrim, kur skristi iš Tailando. Galvoju, ar aplankyti Sumatros salą, ar skristi tiesiai į Džavą, į Džakartą ir keliauti kaip praeitais metais. Ar, nežinau, dar galvoju, nes reikia mums šiandien nusipirkti bilietą, kad taip mūsų jau neįleis į Tailandą. Praėjom patikrą, viskas tvarkoj. Šiaip labai faina, nes Milano oro uoste nereikia iš skysčių išiminėti. Tiesiog sudedi viską į vieną, net kompą ištraukti nereikia. Ir jo, jie turi naują sistemą. Tai žiauriai patogu, žiauriai trumpina laiką ir tiesiog nereikia paskui vėl gaišti laiko supakuojant tų pačių daiktų, nes man kartais būna, kad jau kai išimu, tai paskui sunku pasidėti. Oro uostas irgi toks fancy šmensi. Žodžiu, lauksim skrydžio. Nusipirkom bilietus, tai vis tik iš Bankoko į Džakartą. Jo. Labai nuoširdžiai nustebino kainos oro uostuose Milane. Čia humusas ir taip toliau 6 pam, čia jogurtai ir taip toliau, bet šiaip, pavyzdžiui, kruasanai 2 pam. 3 pam ir tikrai atrodo wow. Tartaletė 6 pam, 5 pam. Ir kavytė labai pigi. Espresso euras 7, americano 3, cappuccino 2 pam, latte 7. Labai geros kainos, net keista. Kofeinę, man rodos, tiek nesumokėsiu už kavytę. Laukiam. Buvau dar šiek tiek išsigandusi, ar Saudo Arabijoje mums jokios tranzitinės vizos nereikia, bet greit išsiaiškinau, kad nereikia, nes oro uosto nepaliekam ir nebūsim oro uoste ilgiau negu 12 valandų, mums realiai ten tik 6 valandos. Tai all good. Dėl Hyderabado šiek tiek irgi nerimauju, bet kiek žinau, Hyderabade irgi nereikia vizos. Aš skambinau Indijos ambasadą, man pasakė, kol nepalieka oro uosto, tol yra gerai. Aš sakiau, kad mes lauksim apie 20 valandų, sakė nesvarbu. Tai nežinau, palei ką jie sprendžia, kur uždeda limitą, kur neuždeda, bet nu yra kaip yra. Tai tikiuosi, kad viskas gerai.
Mes jau lėktuve. Blema, šiaip labai juokingai visi arabai apsirengę su rankšluosčiais. Pabandysim nufilmuoti. Visi su rankšluosčiais. Mes žiūri su daiktais, daug daiktų ir sunkių daiktų, tai blema visą sušilus, suprakaitavus ir dar visą parą keliausim. Tai mane jau daugiau gyvenime nepirksiu tokių skrydžių, kad ir kaip pigiai kainuos. Nes realiai vienintelis dalykas, kodėl pirkau šitą skrydį, 300 € vieną pusę. Žiūri, turbūt. Bet, kiek čia visko praeiti reikia, tai, čia žiūri, faina šį per Milaną pamatėm, bet iš esmės manau, kad tikrai neverta aukoti gerų 100 € ar gerų 100 gal daugiau sumokėti, bet tiesiai 20 valandų ir tu sėdi jau Tailande.